Ten jeigu namuose pažiūrėtume, tai kėdė trinta, nutrinta, siena tamsi, nes kartais aš jau atsiremdavau į sieną, kad įsilaikyti. Norėjosi daugiau, žinoma, jau aukso pardavimo užblokavimą pavyko kiek tai sustabdyti Lietuvos banko likvidavimą. Faktiškai reikėjo jo pinigai įvesti, o Vagneris kariavo su Lietuvos banku. Kokia kalba tada apie savo. Ir jeigu šitas nebūtų tapęs Abišala premjeru, nežinau, kada būtų savi pinigai išleisti. Buvo tenai, kad ir kam tau reikia. Kiti nieko nedaro, o tu čionai. Beprasmiška, nėra jokios reakcijos, nieks nesikeičia. Va čia užplaukėm ant Sėkliaus. Nesimato, čia 4 metrų gylio, metais kai kuriais išlenda žolės, kitais metais jų nebūna, paaiškink kodėl. Kad tos patirties per daug teko išgyventi, patirti. Aš pajutau save esantį pasaulyje rekupacijos dienomis. Nuo kareivių pasislėpiau įlindęs į serbentų krūmą, bet kojos kišojo ant keliuko. 5 metukų. Iš kur aš žinojau, kad reikia slėptis? Vadinasi, mano radaras tikriausiai pagavo vyresniųjų šnekas, jų baimę, kad grįžta vėl tas raudonasis maras. Kitaip ką paaiškins. O tai patirtis. Išvadavo mano tėvus nuo viso užgyvento turto. Išnešė viską. Avalynę, drabužius, patalus, audinius. Mama gerai, gražiai ausdavo, o paskum ima šviesėti, atsiranda jau partizaninis pasipriešinimas. Tai kaip tokį peruką prisimenu, vakarą ateina ne vienas partizanas, tėvai pakloja šiaudų ant grindų ir jie nakvoja. Su jais labai buvo gražiai bendraujama. Mane nustebino graži, taisyklinga lietuvių kalba. Kaip jie klausė patefono grojamas dainas. Labai rodė daug nuotraukų savųjų. Ką ten turbūt kuopos ar didesnio būrio ir kaip meldai gražūs vyrai. Ir paskui nėra. Iš kaimo buvo išėję 23 vyrai. Iš jų žuvo 18, 5 legalizavosi. Norinčių dar buvo daugiau eiti į partizanus. Tai paauglys 17 metų brolis Antanas ir jo draugas Kazys Avižienis. Tėvukas palaimino ir pasakė, mamai nesakyk, kad išeini į mišką, nes verks, o aš laiminu, eičiau pas, bet neleidžiu sveikata. Jis buvo Pirmam pasauliniam kare sunkiai sužeistas.
Oi gražus, gražus tolimasis dangus, ar priėmėsi mane ten, Dievulio brangus. Aš neprisimenu žuvusių, nes buvau vaikas. Bet gerai prisimenu žuvusių partizanų, motinų. Ašaras per naktį patamsėjo kaimynų veidai, nutilo dainos, užgeso šypsenos. Mūsų vyresnėje kaimynai išėjo partizanauti, kad apgintų savo tėvus, seseris, brolis nuo Sibiro. Nuo to, kad nedaužytų stribai šautuvų buožėmis, nekankintų, neniekintų jų artimųjų. Jie išėjo į mišką, kad apgintų teisę, ramiai dirbti savo žemę, auginti derlių, vaikus. Nors jie, paprasti artojai, neapgynė tėvynės laisvės, bet jie apgynė jos garbę. Didžiuojuosi, kad mano kaimo motinos neišaugino nei vieno stribo, nei vieno išdaviko. Tai buvo tarsi Dovydo ir Galijoto kova, beviltiška kova, žinant, kad nenugalėsi, kad anksčiau ar vėliau žūsi, yra žygdarbys. Pareiga. Tiesai gal. Tiesai gal. Aš gal jau eidamas kokius tai 50 metus padariau tokį netikėtą atradimą. Taip graudindavausi, guosdavausi, kad man nepasisekė gyvenime, jog tokiu laiku gyvenau, baisiu laiku. Ir staiga apšvietimas iškyla. Taigi aš labai laimingas. Aš gyvenau tuo laiku, aš viską mačiau iš arti, ir vaiko, ir saugusio akimis. Tai aš esu tuo stiprus ir manęs nieks neapgaus, neapmulkins šią temą. Sovietmetis. Žiauriausia, juodžiausia okupacija. Tai viduramžiai azijiniai. Čia nedėjuojant, bet liudijant, kai buvo, tai turiu pasakyti, tikras kolchozų pradžioj buvo badmetis. O tai rodo, kad mes vaikai išskindavom visus vos pradėjusius kiek raudonuoti serbentus, agrastus. Nusiaubdavom net laukinius oboliukus suvalgydavom. Gudobelės, laukinės ir naminės, čia dvare Tamsidarškių buvo dvi augo didžiulės gudobelės. Tai einam į mokyklą ir iš mokyklos in viršūnė kiburiuoja kokia tai uogelė gudobelės. Daužom akmenim, kol nusidaužom ir suvalgom. Karvių ganyt išeinam, tai ką įsidedam? Nu gerai, jeigu cukraus gabaliuką, o tai prisiskinam rūgštinių, kiškio kopūstų ir valgom. Baigiau, tiksliau laikiau egzaminus, abitūros, kai vyko teismas Antano. Tuo metu birželį pasiekė mūsų ausis žinia, kad brolį nuteisė sušaudyti. Abitūra, jautrumas motinos, taip toliau. Aš jau žinojau, kad jisai baigė
11 klasių. Tai tais 58 metais galvojau, mes jau kalbėjom, kad jisai stos studijuoti, atrodo, istoriją jam patariau. Na ir paskiau, kai buvo pasimatymas, tai pasakė, kad neįstojo. Neįstojo, 5 išlaikė ir nepriėmė dėl to, kad brolis už antisovietinę veiklą sėdė kalėjime. Tada į Kazakstaną, plėšiniai, tai jūs neprisimena, tai rytą vakarą buvo dainuojamai Zdravstvoi, zemlia celinai, taip toliau, taip toliau. Paskui Durpinė dirbau, Karelijoje prie miško plukdymo, nusivežiau vadovėlius, važiuodamas į Kareliją, ruošiuosi po darbo, 12 valandų dirbdavom ir naktiniai pamainoj. Reiškia, 2 kartus jo nepriėmė, o kai aš jau grįžau 60 metais, tai aš paskambinau antrajam sekretoriui, Bikui, kurį gerai pažinojau, jo brolį, jį pažinojau. Sakau, ką jūs norit? Aš jau nuo 46 metų negyvenu, nebendraunu, daug jisai jaunesnis, ką bendro turi, ko jūs norite iš jo. Tai jis pasakė, aš toj pat paskambinsiu dekanui, priims. Reiškia, neslėpė, kad jie partiją, reiškia, draudė. Aš pagaliau tapau studentu. Apie tiek, kad mane ten sekė, tai iškart pirmo kurso egzaminą vieną išlaikiau. Ateina bendrabučio komendantas. Čia yra žmogus, nori su pačiu pasikalbėti. Pasveikino, išlaikys pirmąjį egzaminą. Matkai. Ir tada malė kokį tai nieką. Ko jie siekė tuo? Aš sakyčiau, siekė, kad įspėti, kad tu esi mūsų stebimas. Ir atsargiai ant posakių. Su Vladu susidūriau iškart, nes aš buvau gruporgė ir pas mus 3 nebuvo komjaunuoliai, o kitose grupėse 100% buvo. Tai man vis darydavo pastabas, kad aš blogai dirbu, kad neraginu, kad nėra 100% grupėje komjaunuolių. Tai kadangi jis mokėsi gerai, jau nuo pat pradžių šitą mes visi pamatėm, tai aš pirmiausia ir nuo jo ir pradėjau kalbinti. Vieną kartą, kitą kartą, o trečią kartą, matyt, jo kantrybė baigėsi ir jis man mestelėjo mergužėlę, patarčiau nesivarginti. Tai ką reiškia žemaitei šitokiai panai ir dabar čia toks užmetimas. Aišku, čia man buvo piktumo viršūnė ir nuo antrojo kurso užsimezgė tarp mūsų ir meilė. Ir po 4 kursų mes apsivedėm. Mūsų šeima studentiška, turbūt taip man atrodo iš gyvenimo patirties, kad tokios šeimos ir patvariausios. Kairiai mano turtas žmona Regina ir dešiniai dukra Jūratė. Be jų aš nebūčiau tuo, kuo esu. Metus padirbėjus banke, netikėtai gavau pakvietimą dėstytojauti. Galvos skausmas, ką daryti. Apmąstydamas galvoju, kad aš buvau naudingas. Ir gerai, kad sutikau ir dėstytojavau. Kodėl? Viena tai, kad disciplina man
prie dūšios buvo kapitalistinių šalių pinigų cirkuliacija kreditas. Vadinasi, atverė studentam akis į kitus kraštus. Agituodavo studentus rinktis temas reikėjo sakyti, iš buržuazinės Lietuvos bankininkystės ir pinigų istorijos. Viena, kad pažadinčiau interesą, o kita slaptas, super slaptas buvo mano kėslas, kad jie galės prieiti prie spec fondo literatūros. O tarp jo yra bostoniškė lietuvių enciklopedija. O toje enciklopedijoje 15 tome buvo rašoma ir apie Ribbentropo-Molotovo faktą ir jo padarinius. Man atrodo, kad jis visą laiką turėjo tą Dievo dovaną, kad labai paprastai kalbėdavo, suvokiamai. O aš manau, visą tai būna, kai žmogus daug turi jau įsigilinęs į savo dalyką. Tai matyti, analitinis, sisteminis jo mąstymas buvo labai gero, aukšto lygio. Aišku, kai reiklus sau, tai reiklus ir kitiems. Mes tikrai jautėme tą reiklumą, bet buvo pakankamai nesudėtinga į tą reiklumą atsiliepti. Jisai, paduodamas pakankamai daug medžiagos, sudarydavo galimybę interpretuoti. Toje katedroje buvo vertinama nepriklausoma mintis. Sumašiau ir išsėdėjau rašinį, kaip Lytas nugalėjo muštinį, tokiu pavadinimu. Ten kolegos pasijuokdo, aš sakau, maniau, kad tu čia kulinarijos temą pradėjai rašyti apie sumuštinius. Iš esmės apie 22 metais, kaip Seime buvo renkamas mūsų pinigų pavadinimas, vardas. Įvairiausių ten įdomių, net lyra, siūlė, drachmai panašiai. Ir šitas mokslas į gyvenimas išspausdino tą straipsnį. Dar per Kunsargį sėdėjau tam straipsnį, kad Valdemaras į Smetoną kritikavo, tai saugyklė jie. Ir ką, skambina Baldauskas, redaktorius vyriausias žurnalo po kiek laiko. Sako, reikia ateik pakalbėti. O kai nainu, sako, žinai, kad degam. Buvau iškviestas į CK ir gavau pylos, kad šitą išspausdino. Tokia egzistavo nuomonė, kad reiškia taip tokia vieša paslaptis, kad ne viskas jam, kaip sakant, yra leidžiama. Neužilgo jis buvo apgynęs ir disertaciją, bet docento vardo laukia visą 10 metį, kol, kaip sakant, atėjo kiti laikai ir kitos aplinkybės. Tas nekliudė jo darbui ir jis sugebėjo atėjęs į paskaitą būti naudingas savo studentam. Bet mes jautėm, kad jam ne viskas einasi gyvenime, kaip galėtų. Kada paklausiau dekaną, kuris kvietė mane pokalbį, auklėjo, mokė, kad reikia parašyti čia straipsnį, pasidžiaugti gyvenimu tokiu geru. Ir tada aš dekanui pasakiau, aš neperku docento vardo. Jeigu aš už savo darbą nenusipelniau, tai man ir nereikia. O aš rašau kaip sąmoningas tarybinis dėstytojas. Ir eikit jūs. Jautėsi, kad žmogus, mes principingas, tai yra turi savo poziciją. To patvirtinimas paskui turbūt yra ir pasitraukimas iš aukščiausios tarybos, kai pamatyta, kad tam tikri sprendimai, sakykime, kitokie negu kad įsivaizduoja, tai yra nesitaikstymas, tai ta pozicija turbūt eina per visą gyvenimą. Buvau Sąjūdžio Vilniaus tarybos pasiūlytas kandidatuoti į aukščiausios tarybos deputatus. Iš 3 karto mane įkalbino, čia Regina nusidėjo ir įmurkdė, kad čia reikia, turėsi auditoriją, galėsi pasakyti, su kuo tu nesutinki ir kaip reikia pagal mane daryti. Bet čia laukia tokie
paradoksai. Mano varžovo pilies apygardoj, anksčiau Stalino vadinosi, iškeltas universiteto rektorius Paviljonis, mano viršininkas. Na ir patyriau nemažai nemalonumų, kad laimėjau rinkimus prieš jį. Tai užblokavo šitos knygos išleidimą, nepatvirtino manęs katedros vedėju, nors tam buvo pritarusi ir mūsų katedra, ir fakulteto mokslo taryba. Tai pirmas sykis universiteto istorijoje, kad jau tų kitų instancijų patvirtintas žmogus nebūtų senato tvirtinamas. Na tai kažkaip tai nebrandu. Gal tokia dalia Terlecko tam tikrą disonansą sukelti. Norėčiau pasakyti, kad mes į rinkimus turėtume eiti su švaria sąžine, su tiesa. Išeinant iš to, turėtume ir formuluoti ekonominės, socialinės politikos uždavinius rinkiminėje programoje. Turbūt atėjo laikas, jeigu jau ne per vėlu, pasakyti Lietuvos žmonėms, jog 1989 lapkričio 27 dieną TSRS liaudies deputatų suvažiavimo priimtas Pabaltijo ekonominio savarankiškumo įstatymas, tai yra deklaracija be reikiamo turinio, be prielaidų. Kokios jos turėtų būti, konkrečiai buvo išdėstyta Vilniaus universiteto ekonomistų draugijos pareiškime. Jeigu valstybinis bankas išlieka centro žinioje, tai apie savarankišką ekonominę politiką neverta ir kalbėti. Siūlyčiau Lietuvos TSR aukščiausios tarybos sesijoje to ekonominio savarankiškumo įstatymo netvirtinti. Jūsų laikas eina į pabaigą. Realiai mes galime padaryti šiandien ką? Pirma, reikalinga sustabdyti turto išdalinimo, būtų išpardavinėjimo procesus, kurie yra žalingi mums ir kurie yra naudingi centrui. Pavyzdžiui, būtų pardavimas, tai yra gyventojų piniginių santaupų konfiskavimas ir tas atimtas konfiskuotas santaupas panaudoja centras komandiniam mechanizmui išsaugoti. Antras uždavinys realiai įgyvendinamas, tai rinkos apsaugojimo priemonių įgyvendinimas. Tam yra paruošta programa, gaila, kad yra padėta į kurį tai stalčių ir negyvendinama. Ir visą tai mane įtikina, kad be politinio savarankiškumo ekonominis suverenumas yra negalimas. Ačiū dėmesį. 1989 turbūt taip buvo sudaryta Lietuvos savarankiškos pinigų ir kredito sistemos sukūrimo grupė iš daugiausia bankininkų specialistų. Ir man teko tapti jos vadovu. Iki, galima sakyti, jau nepriklausomybės paskelbimą mūsų grupė parengė daug reikalingų įstatymų bankininkystės ir pinigų srityje. Tai jis buvo pats svarbiausias, turbūt taip pasakyti, organizatorius to Lietuvos banko. Rašant banko statutai, daug veikiant šitą. O mes padėjom, kas tame skaičiui aš. Nes buvo netaip lengva, žinot, banką paimti ir atimti iš Rusijos valstybinį su visais turtais, su visais pinigais ir atiduoti Lietuvos bankui. Čia grėsė viskas ir galvojom, visko galėjo būti. Ir kai kas dar buvo prie rusų suslaptinta, mes viską atskleidėm kaip reikia, kam reikia, kiek reikia ir viską šitaip dirbam. Paskui prasidėjo sabotavimas jo įgyvendinimo, sabotavo ir vyriausybė, ir kai kurie bankininkai. Tai socialinio banko vadovė Mikulienė toks buvo ir statybos banko vadovas Visokavičius.
yra dokumentai, yra jo Visokavičiaus siųsti raštai savo vadovybei Maskvoje, kad taikytų sankcijas. Imperijai šis sprendimas buvo jiem labai skaudus tas dalykas, reiškia, nutraukėm kraujo apytaką bankinę, perėmėm kontrolę, mes galėjom jau gauti informaciją, matyti, kaip juda pinigų srautai, kas gauna finansavimą. Ir tai privertė Maskvą steigti kariniuose daliniuose bankus. Ir buvo įsteigtas taip pat naujoji Vilniuje tuo tikslu bankas. Jam paskui vadovavo švedas, tas bankas po pučio buvo evakuotas į Baltarusiją ir ten dar švedas vadovavo. Aš tai labai tik tai pergyvenu, gal sakyčiau, kad atėjus į Lietuvos nepriklausomos valdžia Vladui nepateikė rimto posto banke. Tiek knygų prirašęs, tiek įstudijavęs, kuris tikrai būtų labai naudingas šitam banke. O matyti tokių žmonių ten ir nereikia, aš nežinau. Nes, kai kam reikia durnesnio, kai tokį Visokavičių, tai aš vadinu politinis ungurys, tai jis visur tinka. O Vladą taip nepravesi, jis jau pasakys, kaip reikia, kaip turi būti ir kas turi būti. Ir jis užsispyręs pakankamai savo politiką ves. Sakyčiau, tai vienas mano svarbiausių darbų tai pasipriešinimas, bandymas sukelti kitus, priešinti, stabdyti kainų maisto produktams pakėlimą. Rytoj komunistinės nomenklatūros pakviestų rusiškų gamyklų darbininkai ateis išvaikyti aukščiausios tarybos. Berniukai aukščiausioje taryboje prisižaidė. Kiek mes jam aiškinom, kad Prunskienė išdavikė. Tada Vladas ateidavo į namo ir pasakydavo, kad kainos reikalauja Prunskienė kainas kelt ir visi pritarė, tik tai jisai su profesoriu Mosiu nepritarė. Na, į ketvirtą jisai vėl atėjęs pasakė, kad kainos keliamos. Gal 4 kartus be jokių kompensacijų, taigi pasityčiojimas baisus. Vladas jautrus, labai pergyveno, aš tai dėl to tokių dalykų pripratęs jau. Vadinasi, jau kainos pakeltos, jau pasiekė parduotuvės valgyklas naujos aukštos kainos. O dabar kaip tai sustabdyti? Aš pasiūliau tokį scenarijų, kad Čepaitis turi susisiekti su Landsbergiu, išaiškintų, kad čia yra Persijos įlankos karo išvakarėse provokacija, padaryti perversmą, toliau, kad jie turi išeiti, man siūlė į televiziją, išdėstyti tautai tą klausimą. Toliau, kai susirinks po atostogų aukščiausia taryba, tikėtina, kad bus jau akcija, mitingai pikti, tai kad nepavėlavus pačią pirmą valandą prasidėjus posėdžiui, iškart pateikti balsavimui, neklausant tenai ponavimo, balsavimui. Na ir ką? Ir tas suveikė, 4 tik tai balsavo prieš, 4 susilaikė. Tai jau tą nutarimą priėmėm, kai buvo įsiveržę jedinstveninkai į Seimą. Čia minučių reikia. Ir tas turėjo įtakos. Nemažai žmonių, kurie tikrai dėl ekonominių samprotavimų interesų buvo susirinkę, jie pradėjo skirstytis. Žodžiu, mums pavyko šitą dalyką neutralizuoti.
gal prisnūdęs kelias minutės vėl žmona kelia. Puolimas yra, pranešė iš aukščiausios tarybos, turi tenai vykti. Pačioj pradžioj, kad aš tenai nuvykau, tai nebuvo mūsų tiršta. Gal ir iki 75 netraukė reikalingų. Bet kvorumas paskum tikrai buvo ir buvo suregistruota. Buvo paskirtas registratorius, kiek yra susirinkę deputatų. Na ir jis ten dar pastabas kažkokias pasirašydavo. Tai šitas sąrašas dingo. Kaip aš buvau užrašęs pastabas, žmonai perdaviau. Kas tą naktį jautėsi džiugus, laimingas. Į akis pasižiūrint. Matėsi, tai padingo. O taip sužinojau vėliau iš prisiminimų, kad kai kurie nujautė arba turėjo informacijos, savo šeimas, savo vaikus buvo išvežę kitur. Čia mirties ir gyvybės klausimas. Vadovavau, aukščiausios tarybos buvau paskirtas Lietuvos nepriklausomybės gynimo fondui. Buvo įsteigtas 1991 metų sausio 15 dieną. Sprendimus dėl pinigų ten panaudojimo, kiek atitinkamą invalidumo grupę turinčiam žmogui mokėti, spręsdavo komisija taryba, kuri buvo sudaryta frakcijinio pagrindu, įėjo įvairių frakcijų žmonės ir sprendimus galėjo priimti ši komisija tik tai 2/3 balsų. Ką? Ašaros, skausmas. Nežinai, kaip priims iš vis su šito 1000 tenai ir kiek rublių, dolerių, ar ne iš vis. Iš namų, kad tu čia ateini ir už mano dukrų sūną patiški. Ir dar parašo reikalauji. Tai revizoriai ką? Priekaištas nėra adreso, nėra pavardės. Pačius aukotojus kvotė, ar jie tikrai aukojo. Tai reiškia, vyko pas šito žmonės tais adresais ir klausė. Aš supratau iš dalies ne tik tai kaip šitą akciją kaip kerštą, bet ir kaip galima nuteikimą, baimės suteikimą, kad jūs neaukokite. Tada, kai kontrolės departamentas įsidirbinėjo šitaip, tiesiog skaudino, tyčiojosi, tai parašėm aš, Andriukaitis ir Žukauskas atsistatydinimo pareiškimą, tai 93 turbūt. Bet nieko jokio sprendimo nepriėmė, neįvykdė. Keletą kartų kreipiausi į Juršėną, kad jūs prašom vykdyti, juk yra pinigai išlikę dar šiek tiek, žiedai saukoti, paveikslai. Žukauskas, reiškia, neturim patalpų. Kol buvo banko vadovybė Žukauskas, tai jis laikė bankį, o paskui laikė būtį. Galėjo apvogti taip toliau su paveikslu. Dokumentų taip pat nepriėmė. Nieko, jokių sprendimų. Na ir aš jau pamiršau tą fondą, tą vadovavimą. 2000 metais gaunu raštą iš valstybės kontrolės, jau dabar taip vadinasi, kad aš turiu perduoti į fondą. Nors aš atsistatydinęs.
Na, ten pradeda vėl taip pat kabinėtis, kažkokiu rašyti. Aš jau visiškai persitau ir pasiremdamas konstituciją, ir pasiremdamas darbo įstatymais pasakiau, kad konstitucija priverstinio darbo nenumato. Noriu pasakyti, jog mes dirbam visuomeniais pagrindais. Jokio atlyginimo negavom. Net fondo ataskaitas buvom priversti skelbti nemokamą, mes negalėjom apmokėti. Taigi, va tokia istorija, jinai ilga, nuverčia mane galvoti, kad kažką tai esu nuveikęs, kažkam tai esu užmynęs ir smarkiai sutrukdęs. Aš jau buvau atsiribojęs nuo to ir aš ten nesijaučiau komfortabiliai Seime. Va ką veikiau ir ką nuveikiau. Man patiko dirbti. Knygofilas esu ir darboholikas. Įkrapštinėjau toliau, rašant šitą jau kažkas susirenka ir dėl kitos. Nuoširdžiai padėkoti Lietuvos banko valdybai už monografijos išleidimą, atitinkamos komisijos nariams už palankų jos įvertinimą, akademikui Antanui Gylai už išsamią ir gilią jos recenziją, šeimai už supratingumą, pritarimą ir didelę talką. Šitą knygą, kurią mes būtent kurią minėjau, kurią išleidom, trumpai tiesiog kaip ir vadinam iššūkiai, o jeigu pilnas pavadinimas, tai Lietuvos istorijos klastojimo ir neįkanimo iššūkiai, tai šitoje knygoje yra paminėta 700 šaltinių. Ir iš esmės šita knyga toks kaip lakmusas, toksai kaip testas, išbandė istorikus ir istorikai Lietuvos šito išbandymo neišlaikė. Ir tam kontekste gerbiamo daktaro Vlado Terlecko ta visa veikla yra didvyriška. Tai yra vienintelis žmogus, kuris nebijo profesorių, diriguojančių visai, sakykime, mūsų valstybės, galbūt ir politikai, ir ugdančių jaunąją kartą. Jis nepabūgo šitų prisitaikelių. Vienintelis, noriu pabrėžti, iki šiol vienintelis per tos 10 jau daugiau metų, kuris taip ryžtingai davė atkirtį. Nuoširdžiai sveikinu. Taigi, su ponu Terlecku pažįstam nuo Seimo laikų. Aš buvau atskiram Seime, jis turbūt signatarų buvo to laiko. Ir gerai pažįsta ir gerai prisimenu jo visus darbus. Taigi dabar jis daug rašo laikraščias ir man reikia viską išsikarpyti ir perspausdinti, kad galėčiau kitiem duoti ir pats pasinaudoti. O dabar, kada bus knyga, tai tada jau bus gerai, nebereikės ir ieškoti po popieriais. O dabar tokia mintis, kad reiktų, kad šitą knygą pasiektų ir mokytojas, ir inteligentas. Va, kas atsitiktų, jeigu kiekvienas iš mūsų šiandien nusipirktum vieną knygą ir geram žmogui padovanotume. Manau, kad ponas Terleckas nepyktų. Tokios knygos nebuvo. Tikrai širdies linkėčiau, kad ta knyga būtų išversta visas Europos tokias garsesnės kalbas, žmonės susipažintų, kas yra lietuviai, kas yra Lietuva. O Lietuvoje, kad kiekvienoje mokykloje, kiekvienoje bibliotekoje, skaitykloje būtų tos knygos. Gal yra kokiam milijonieriui ar maksimilionieriui šventos dvasios, kad jisai užsakytų tų knygų kad užtektų jų visiems, kurie domisi tiesa. Kaip mokslotyrininkė galiu visiškai atsakingai pasakyti, kad žvelgdama į visą docento daktaro Vlado Terlecko kūrybą, jame įžiūriu
reto gilumo mokslininką. Jeigu jau jis ką daro, tai daro taip, kad po jo tikriausiai 50 metų istorikai neturės ką veikti. Valdžia visiškai negina apšmeižtų laisvės kovotojų ir mūsų istorijos. Neapsikentus ryžausi imtis to darbo, apie kurį niekada negalvojau. Na tai oponuoti tiems, su kuriais nesutinku ir negalėsiu sutikti. Taip ir atsirado po 7 metų tokio darbo. Rašiau šią knygą ir protu, ir širdimi. Rašiau, nors tai reiškia braidymą po kraujo, aimanų, ašarų, marias. Ir psichologiškai mane traumavo. Partizanų kompromitavimą ir demonizavimą laikau svarbiausiu propagandinio karo prieš Lietuvą priemonė svarbiausia. Čia jūs imat fundamentalų dalyką. Tikro ginkluoto pasipriešinimo niekinimą. Ir kas iš to slepia? Tai yra tolesnis naikinimas. Tai yra ne tik naikinimas tada. Lavonų išmetimas, spardymas, juos ir šiandien spardo. Jos taip pat spardo. Juk tai faktiškai yra terrorizuojami žmonės. Už tiesos pasakymą tu esi nepopuliarus, tu esi kiršintojas. O kam tu kalbi tiesą? Ačiū, kad jūs daro tą fundamentalų darbą. Aš čia noriu net ir pasiremti čia vien. Va, kas spauda kovo 11-osios 20-mečio proga rašė. Sveikino tautą. Šiandieninės mūsų nelaimės ir skurdas daugam kelia abejonių kovo 11-osios akto patikimu nuoširdumu. Ar jis nebuvo savanaudiškų politikų Lietuvos žmonių apgaulės aktas. Meras Vilniaus buvęs, kaipgi jo pavardė, Bernatonis, kad mes sausio 13 ramiausiai sėdėjome kabinetuose ir apmaudauja, kad ne vienas signataras aukščiausios tarybos vadovas nežuvo. Viešai spaudoj, laisvam laikraštį Bernatonio. Dabar nubliūzinė tyčios iš mūsų. Signatarai, tai tie, kurie pasirašė aktą. Jie, žodžiu, nieko nedirbo ir tiek. Taigi baisesnė dalyko melo nesugalvos. O rūmo nepasakiau tamsto, savigarbos reikia turėti. Anosios tėvų kartos už bambalį, už saldainiukus ten iš sraigtasparnių pabarstomus, nenupirkt. Aš nekas, tokia filosofinė patarlė, aš nekas, bet man irgi ne bet kas. Aš reiškia mažas, bet jis
taip pat turi būti didelis. Lietuvoje aš nematau patriotinio auklėjimo. Jokių, absoliučiai. Matau tik tai naikinimą. Nepaisant tokių pastangų sutelktų, jų bėdai vis tik tai yra patriotiško, gražaus jaunimo. Reikia gal kokio tai dvasinio vadovo, lyderio ir tikrai jūsų čia indėlis galėtų būti tikrai pamokantis, didelis, įkvepiantis.